kaitlentės – svarbus buities prietaisas, kurį galima rasti kiekvienoje virtuvėje. Tačiau įsigyjant prietaisą, lengvinantį buitį, reikia gerokai pasukti galvą, kokį pasirinkti, kad jis tenkintų visus poreikius, būtų paprastai prižiūrimas ir lengvai valomas. Į ką atkreipti dėmesį renkantis kaitlentę, pataria buitinės technikos ekspertė. Įvairių prekių ženklų buitinės technikos gamintojai pastaruoju metu intensyviai dirba tobulindami produktų technologijas, dizainą ir taip siekdami nustebinti vartotojus. Šiuo metu įmontuojamųjų kaitlenčių pasiūla yra išties gausi, tačiau jas visas galima suskirstyti į šias grupes. Dujinės kaitlentės ant nerūdijančio plieno arba stiklo, elektrinės stiklo keraminės kaitlentės ir kol kas naujausios technologijos indukcinės kaitlentės. Vienų ar kitų prekių populiarumas yra kintantis dalykas, tad renkantis tokį prietaisą savo namų virtuviai, rekomenduojama vadovautis ne populiarumo ar mados tendencijomis, o savo poreikiais. Tačiau galime pasidžiaugti, kad žmonės vis dėlto yra linkę domėtis technologinėmis naujovėmis ir jas išbandyti. Tad šiuo metu išties daug dėmesio susilaukia indukcinės kaitlentės. Nemažiau stilingai atrodo ir pakankamai lengvai eksploatuojamas yra stiklo keraminės kaitlentės. Na, o jei ieškote neįnoringo produkto ir tam skiriate nedidelį biudžetą, reikėtų analizuoti dujinių kaitlenčių pasiūlą. Ne paskutinėje vietoje yra ir produktų efektyvumas. Naudojantis indukcinėmis kaitlentėmis, net 95% sunaudojamos energijos yra skiriami tiesiogiai maisto gaminimui. Stiklo keraminių kaitlenčių efektyvumas 60%, o dujinių kaitlenčių tik 35%. Indukcija – tai šiuo metu naujausia ir kol kas efektyviausia technologija. Indukcinė kaitlentė pradeda veikti tik tuomet, kai ant stiklo keraminio paviršiaus yra uždedamas gaminimo indas. Indukcinės kaitlentės kaitvietėse yra magnetinį lauką sukuriančios sritys. Kai ant indukcinės kaitvietės uždedamas gaminimo indas, šis magnetinis laukas perduoda karštį tiesiai į gaminimo indą, kur karštis tolygiai pasiskirsto. Galima netgi dvi kaitvietės sujungti į vieną ir turėti didelę gaminimo zoną. Ši technologija dar gali būti vadinama Indiflex. Nėra jokios liepsnos, jokių iki raudonumo įkaitusių paviršių. Rezultatas – greitai kylanti gaminamų maisto produktų temperatūra, kurią galima lengvai reguliuoti valdymo panelėje lietimu. Dar kitaip tai vadinama Touch and Slide Control. Šis kaitinimo būdas užtikrina minimalias energijos sąnaudas, didžiausią greitį ir ypatingą saugumą. Indukcinės kaitlentės siūlo jums tokias unikalias funkcijas kaip Stop and Go. Tai galima vienu metu išjungti visas gaminimo zonas vienu metu, jeigu jums reikia kažkur skubiai išbėgti, ir lygiai taip pat jas visas įjungti. Kaitvietės toliau veiks ir visi nustatyti parametrai liks nepakitę. Labai patogi yra Wipe Guard funkcija. Galima užrakinti visus kaitlentės nustatymus, išsiliejus maistui, visus nešvarumus nuvalyti ir tada jas vėl įjungti. Tiesa, kol kas apie indukcinės kaitlentės vis dar sklando mitai, kad jos kenksmingos sveikatai, tačiau jaudintis dėl to nereikėtų. Atidesni turėtų būti tik žmonės su širdies stimuliatoriumi. Rekomenduojama laikytis nuo veikiančios kaitlentės apie 30 cm atstumu. Stiklo keraminės ir indukcinės kaitlentės savo išvaizdai yra labai panašios, tačiau stiklo keraminės kaitlentės technologinio požiūriu yra toli gražu ne tokios pažangios. Pagrindinis šių kaitlenčių privalumas yra tas, kad gaminimui tinka bet kokie indai. Tuo tarpu indukcinės kaitlentės geriausiai veikia naudojantis puodais ir keptuvėmis su feromagnetiko pagrindu. Paprastai tokie gaminimo indai būna pažymėti specialiu ženklu, bet iš esmės indukcinės kaitlentės veikia ir su daugeliu įprastų indų. Indukcinės ir stiklo keraminės kaitlentės šiuo aspektu yra gana paprastos, jų dizainas minimalistinis, išgrynintas tiek, kad nėra jokios nereikalingos detalės. Kitaip tariant, modernus minimalizmas. Svarbiausias tikslas – lygus paviršiai, kuriuos būtų galima lengvai prižiūrėti. Šių prietaisų spalvų įvairovė klasikinė – juoda, smėlinė bei balta. Tokius produktus itin lengva derinti ir įkomponuoti į savo virtuvės dizainą. Tuo tarpu dujinės kaitlentės gali būti tiek moderniai minimalistinės, tiek dvelkiančios senovė. Itin gražiai atrodo dujinės kaitlentės su stikliniu pagrindu arba retro stiliaus kaitlentės, kurios puikiai tiks romantiškose Provanso stiliaus virtuvėse. Indukcinės kaitlentės yra nenuginčijamos čempionės ir šiuo aspektu. Kadangi tokios kaitlentės stiklo keraminis paviršius neįkaista, tai gaminimo metu išsiliejęs skystis tiesiog neturi šansų sudegti, ko pasekoje indukcinės kaitlentės itin lengva valyti. Tuo tarpu stiklo keraminės kaitlentės taip pat lengva prižiūrėti ir valyti glotnaus įbrėžimams atsparaus stiklinio paviršiaus aspektu.
Tačiau naudojantis tokiomis kaitlentėmis nebūsite apsaugoti nuo išsiliejusių skysčių pridegimo prie kaitlentės paviršiaus. Įsigydami naują prietaisą, ko gero labai retai galvojame apie tai, ką reikės daryti, jei jam kažkas atsitiks. Siūlome apsidrausti savo gerą nuotaiką ir prieš įsigyjant naująjį prietaisą pasidomėti, kas atlieka garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Įsigydami prietaisus, kurių garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas Lietuvoje, autorizuotų servisų, būsite tikri, kad visi nesklandumai bus išspręsti greitai ir kokybiškai. Įmontuojamoms kaitlentėms, kaip ir kitiems buitinės technikos prietaisams, suteikiama standartinė 2 metų garantija.